Baimė yra vienas iš tų jausmų, kurį daugiau ar mažiau yra pajautę visi. Tačiau nors dažniausiai bijoma gan logiškais momentais, pavyzdžiui, susiduriant su realiu pavojumi, vis dėlto pasaulyje egzistuoja daugybė keistų, daugeliu išvis negirdėtų ar nelogiškai skambančių baimių, kurios virsta rimta fobija, neracionalia, stipria ir dažnai gyvenimą sunkinančia baime. O šiandienos laidoje būtent ir gilinsimės į žmogaus protą, tyrinėdami keisčiausias ar rečiausias fobijas, kurios iš tikrųjų egzistuoja. Taip pat nepamirškite paspausti patinka, pasidalinti šiuo video su draugais ir prenumeruoti kanalą Maistas smegenims, kad nepraleistumėte būsimų laidų apie įvairius neįtikėtinus faktus, užmirštas istorinės vingrybės ir kitas įdomybės. Norint suprasti fobijas, pirmiausia reikia žinoti, kas iš tikrųjų yra ta fobija. Psichologijoje fobija – tai nerimo sutrikimas, nuolatinė ar per didelė baimė konkretaus objekto, situacijos ar net minties. Nuo paprastos baimės jis skiriasi intensyvumu ir neracionalumu. Žmogus gali suvokti, kad pavyzdžiui drugelis, veidrodis, tam tikras skaičius ar kitas dalykas jam nepakenks, tačiau kūnas reaguoja taip, lyg grėstų mirtinas pavojus. Širdis pradeda smarkiai plakti, kvėpavimas tampa per greitas ar netolygus, prakaituoja delnai. Smegenys persijungia į didžiulės baimės paveiktą režimą ir jokia įprasta logika negali šios reakcijos sustabdyti. O tiems, kurie kenčia nuo retų fobijų, apie kurias daugelis net nepagalvoja ar nesupranta, pasaulis tampa dar sudėtingesnis. Viena iš keisčiausių fobijų – darbo baimė. Jei daug žmonių tiesiog svajoja nedirbti, nes nori daugiau laisvo laiko, yra pernelyg tingus ar tiesiog nemėgsta savo dabartinio darbo, ergofobija sergantys žmonės darbo vengia dėl visai kitos priežasties. Jie turi patologinę baimę bet kokiam darbui. Taip pat gali patirti panišką baimę viskam, kas susiję ne tik su darbu, bet ir darbo paieška. Darbo baimė gali sukelti panikos priepuolius, ar taip apsunkinti galimybę susirasti darbą ir tinkamai dirbti, jog tai išvis tampa neįmanoma. Manoma, kad ergofobija gali kilti dėl sunkaus profesinio perdegimo arba susidūrus su itin neigiama darbo patirtimi. Pavyzdžiui, dėl bjauriai besielgiančių kolegų, labai prastų darbo sąlygų, despotiško vadovo ir panašiai. Šiuolaikinėme pasaulyje retas įsivaizduoja gyvenimą be telefono. Tiesa, dauguma veikiausiai tiesiog pasijaučia keistai ar nepatogiai, kai supranta, kad paliko savo mobilųjį namuose, tačiau vis tiek sėkmingai be jo išgyvena. O štai nomofobija sergantys žmonės tiesiog negali gyventi be telefono. Tokie žmonės, neturėdami mobiliojo telefono šalia savęs, pradeda jausti didžiulį nerimą. Jiems gali pasireikšti panikos priepuolis ar neadekvatus elgesys. Išsikrovus telefonui ar jį praradus, žmogus gali jaustis tarsi prieblandos būsenoje, nes nežino, ką daryti, negeba daryti loginių sprendimų. Sunkesniais atvejais jį apima didžiulė panika ir jis savęs visiškai nekontroliuoja. Beje, į fobijų sąrašą šis terminas pateko gan neseniai. Tačiau psichologai pastebi, kad nomofobų kiekis sparčiai auga, nes nomofobija dažniausiai tiesiogiai susijusi su mobiliojo telefono priklausomybe. Kai kuriuos žmonės ištinka panikos priepuolis susiduriant su vonia ar dušu. Jei daugeliu iš mūsų palysti po dušu ar ilgai mirkti karštoje vonėje yra tikras malonumas, nuo ablutofobijos kenčiantys žmonės mano visiškai kitaip. Maudytis bijantys žmonės dėl to ne tik kenčia prastos higienos pasekmes, bet ir dažnai gyvena atsiskyrėliškai. Juos ima kamuoti depresija. Ši baimė dažniau pasitaiko vaikams, tačiau gali niekur nepranykti net ir suaugus. Nors priežasčių gali būti įvairių, dažniausiai ablutofobija išsivysto patyrus traumą, susijusią su vandeniu, skendimą ar jau turint akvafobiją, vandens baimę. Net ir balionai kai kam kelia didžiulę baimę, kuri vadinama globofobija. Kiekvienam žmogui šios baimės lygis gali smarkiai svyruoti, nuo vengimo būti šalia balionų iki visiško vietų, kuriuose jų gali būti vengimo. Kai kurie patiria stiprų nerimą net ir tada, kai tiesiog mato balioną televizoriaus ekrane. Dažniausiai žmonės bijo baliono sprogimo garso, tačiau kitiems baimę kelia net ir balionų tekstūra ar kvapas. Jei ši fobija pasireiškia vaikui, ji būna gana varginanti, nes labai dažnai balionai naudojami vaikų šventėse. Globofobija dažniausiai sukelia vaikystėje patirta trauminė patirtis dėl balionų. Pavyzdžiui, jei buvo labai išsigąsta dėl susprogusio baliono. Aritmofobija yra skaičių baimė. Turinti šią fobiją paprastai patiria didžiulį nerimą ar net panikos priepuolius susijusius su matematinė veikla ar skaičiais apskritai.
Skaičių baimė taip pat kartais vadinama numerofobija. Ši baimė gali gerokai pakenkti žmogaus gyvenimo kokybei, nes kasdienėme gyvenime vargu ar įmanoma pilnai išvengti skaičių matymo ar skaičiavimo. Filofobija yra iracionali baimė įsimylėti ar turėti pasitikėjimų pagrįstų santykių su kitu žmogumi. Nuo šios fobijos kenčiantys žmonės patiria stiprų nerimą prarasti partnerį ar apskritai negeba užmegzti ir palaikyti artimų santykių. Jie kenčia nuo nesaugumo ir nepilnavertiškumo jausmo santykiuose bei stiprios baimės, todėl tokia fobija neigiamai veikia žmogaus gebėjimą tiek mylėti, tiek jaustis mylimu. O kol vieni žmonės bijo įsimylėti, kiti bijo net ir elementariausio apsikabinimo ar kitų prisilietimų. Tai nėra tik paprastas prisilietimų nemėgimas, kuris yra gan normalus dalykas, ypač tuo atveju, jei nedrąsų asmenį bando apkabinti menkai pažįstamas žmogus, arba prie asmens liečiasi žmogus, kurio jis nemėgsta. Hafefobija arba haptefobija yra prisilietimų baimė, kuri gali sukelti nerimą, pykinimą, padažnėjusi širdies plakimą, rimtus panikos priepuolius. Manoma, kad ši fobija neretai išsivysto dėl potrauminio streso sutrikimo. Žmogaus organizmui yra gyvybiškai svarbus miegas, tačiau kai kuriems žmonėms tai kelia didžiulę baimę. Somnifobija – tai itin stipri ir sekinanti baimė užmigti ar miegoti. Nuo šios fobijos kenčiantys žmonės dažnai patiria nerimo ir panikos priepuolius prieš bandant užmigti, taip pat dažnai prabunda nakties metu arba jų miegas būna pilnas įtampos. Kai kuriems taip pat pasireiškia pykinimas ar skrandžio problemos prieš miegą. Manoma, kad somnifobiją sukelia intensyvios mintys apie nemalonius, pasikartojančius košmarus, nerimą dėl sveikatos miego metu, baimę prarasti kontrolę. Kadangi dėl šios fobijos žmogus patiria didelių sunkumų mėgindamas užmigti, tai galiausiai sukelia didelį nuovargį, blogina gyvenimo kokybę ir daro neigiamą įtaką psichiniai sveikatai. Neretai maži vaikai nemėgsta tam tikrų daržovių ir tėvams tenka įvairiais būdais įkalbinėti juos valgyti. Tačiau paprastas nenoras valgyti daržoves smarkiai nusileidžia paniškai jų baimiai, vadinamai lachanofobija. Daržovių fobija gali pasireikšti ne tik bandant valgyti daržoves, bet ir tiesiog jas matant ar užuodžiant. Tuomet žmogų gali pradėti pykinti ar pasireikšti kiti panikai būdingi simptomai. Optofobija yra baimė atmerkti akis. Tokią fobiją turintys žmonės neretai renkasi būti tamsiose vietose ar patalpose, jiems būna sunku atlikti kasdienius veiksmus. Manoma, kad optofobija dažnai yra susijusi su bendru nerimo sutrikimu arba kyla po trauminio įvykio, pavyzdžiui, po to, kai žmogus pamato kažką labai baisaus, tarkim kito žmogaus mirtį ar panašiai. Alodoksafobija – tai paniška neracionali žmogaus baimė išgirsti, ką apie jį galvoja kiti. Nuomonių baimė yra laikoma socialinė fobija ir jos nereikėtų maišyti su paprastu nepasitikėjimu savimi, kadangi alodoksafobijos atveju žmogus patiria įvairius kur kas sunkesnius simptomus, įskaitant didžiulį nesuvaldomą nerimą, dusulį, nereguliarų širdies plakimą, greitą kvėpavimą, pykinimą ir kitus simptomus, kurie pasireiškia užklupus panikai. Ši baimė gali sukelti rimtų sunkumų bendraujant, mezgant draugystės ar net priimant sprendimus. Negydant šios fobijos gali išsivystyti kitos fobijos ar depresija. Taip pat yra nemažai specifinių fobijų susijusių su žmogaus kūno dalimis. Pavyzdžiui, omfalofobija yra bambų baimė. Žmonės sergantis omfalofobija vengia matyti ir liesti tiek savo, tiek kito žmogaus bambą. Jie netgi gali užsidėti tvarstį ant bambos, kad ją nežiūrėtų. Jie taip pat vengia vietų, kur gali pamatyti kitų žmonių bambas, pavyzdžiui, paplūdimių, baseinų ir panašiai. O pogonofobija yra barzdų baimė. Žmonės sergantis pogonofobija vengia tų, kurie turi barzdą ir gali patirti didžiulį nerimą net žiūrėdami į barzdoto žmogaus nuotrauką. Paprastai jie nedraugauja su barzdotais žmonėmis ir jaučiasi labai nervingi, jei yra priversti bendrauti su barzdočiumi. Ši fobija dažniausiai kyla dėl trauminio incidento su barzdotu žmogumi. Taip pat dėl to, kad žmogui nepatinka, jog barzda slepia kažkieno veidą. Kai kurie žmonės paniškai bijo vaikų ir tai yra vadinama pedofobija.
o kiti patiria didžiulę baimę paaugliams. Tokia baimė vadinama efebifobija. Iš tiesų, abi šios fobijos pasireiškia ne tik baimę, bet ir gali pasireikšti panieką ar išankstinių neigiamų nusistatymų prieš vaikus ar paauglius. Tokie žmonės vėliau turi sunkumų kurti šeimas, kadangi dėl savo fobijos jie nenori turėti vaikų. Beje, kai kurie žmonės taip pat bijo senų žmonių ir tai vadinama gerontofobija. Dipnofobija yra pokalbių prie pietų stalo baimė. Ji gali būti susijusi su socialinėmis fobijomis arba su nemalone patirtimi vaikystėje, kai vaikas buvo išjuoktas dėl valgymo manierų, taip pat dėl etiketo kultūros stokos. Kai kurie žmonės taip bijo tokių situacijų, kad išvis vengia valgyti restoranuose, kitose viešose vietose ir renkasi valgyti vieni. Kalbant apie maistą, retai, bet kai kuriems žmonėms pasireiškia arachibutirofobija – baimė, jog žemės riešutų sviestas prilips prie gomurio. Žmonėms kenčiantiems nuo šios fobijos net mintis apie žemės riešutų sviestą sukelia nerimą. Ši baimė gali kilti dėl baimės lipniems daiktams, baimės užspringti. Ji taip pat išsivysto dėl trauminio incidento su žemės riešutų sviestu, pavyzdžiui, užspringus ar pasireiškus alerginiai reakcijai. Nemažiau įdomi yra pediofobija, tai lėlių, ypač turinčių specifinių bruožų baimė. Ir tai tikrai nereiškia, jog pati lėlė turi atrodyti kraupiai. Žmogus gali bijoti, pavyzdžiui, vaiko proporcijų lėlės, bet nebijos lėlės barbės, kurios proporcijos yra kitokios. Tiesa, kai kurie bijo apskritai visų lėlių ir net manekenų ar robotų, todėl jiems būna sunku lankytis drabužių parduotuvėse ar kitose vietose, kur yra manekenų. Spėjama, jog ši fobija gali kilti iš įsitikinimo, jog žaislas gali atgyti. Nors kai kurie žmonės vengia tiesioginių saulės spindulių tiesiog todėl, jog tai bando tausoti savo odą arba tiesiog nemėgsta šilumos, taip pat yra žmonių, kurie paniškai bijo saulės ar tiesiog saulės šviesos. Tokia patologinė baimė vadinama heliofobija. Šia fobija sergantis asmenys gali uždangstyti langus, nešioti pilnai visą kūną dengiančius drabužius net ir karščiausią vasaros dieną, o kraštutiniais atvejais gali apskritai atsisakyti išeiti į lauką. Jie taip pat neretai kenčia nuo vitamino D trūkumo. Įsivaizduokite, kad stiprią baimę patirite tiesiog būdami namuose, dėl virdulio, viryklės, skalbimo mašinos ar kitų daiktų. Oikofobija yra namų aplinkos baimė, tačiau ji taip pat gali būti apibūdinama ir kaip kraštiečių baimė. Tad kai kurie oikofobai bijo ne namų aplinkos, o savo tautiečių ir tradicijų. Papafobija yra išties keista ir reta fobija, nes nuo jos kenčiantys žmonės paniškai bijo popiežiaus. Ši reta fobija gali būti susijusi su giliais įsišaknijusiais religiniais įsitikinimais, nors kartais ji tiesiog neturi jokio logiško paaiškinimo. Eisoptrofija yra veidrodžių baimė, dėl kurio žmogus gali apskritai bijoti pažvelgti į save veidrodyje. Ši baimė taip pat gali apimti bet kokią atspindintį paviršių. Manoma, kad fobija gali išsivystyti dėl tikėjimo prietarais apie veidrodžius. Pavyzdžiui, žmogus gali bijoti sudaužyti veidrodį, nes tai esą užtrauks nelaimę. Arba gali bijoti, kad veidrodyje pamatys vaiduoklį ar kažką kito antgamtiško. Veidrodžių baimė taip pat gali išsivystyti dėl žemos savivertės, kai žmogus tiesiog gėdijasi savo fizinės išvaizdos ir nenori matyti savęs veidrodyje. Dauguma iš mūsų tikrai apsidžiaugtų laimėję didelę pinigų sumą loterijoje ar radę kelis eurus ant žemės. Tačiau nuo plutofobijos kenčiantys asmenys tokiu atveju patirtų nerimo priepuolių, mat jie bijo pinigų. Žmonės kenčiantys plutofobiją gali bijoti turtingų žmonių arba patys bijoti būti turtingi. Paprastai jie bijo pinigų ir stengiasi jų neturėti su savimi. Ši baimė neretai būna tokia stipri, kad plutofobai specialiai stabdo savo karjeros galimybės, nenorėdami uždirbti daugiau pinigų. Manoma, kad plutofobija gali kilti iš baimės tapti apiplėšimo auka arba ir įsipareigojimų ar spaudimo baimės. O dabar apie fobiją, kurią ištarti mėginau kelis kartus, kol galiausiai pasidaviau, kad man pavyks tai padaryti idealiai. Hipopotomo monstraseskvipedaliofobija. Ironiška, tačiau būtent tai buvo pavadinta ilgų žodžių baimė. Šios fobijos kamuojami žmonės patiria neracionalią baimę skaityti ar tarti ilgus žodžius.
Manoma, jog ji dažnai susijusi su nerimu dėl viešojo kalbėjimo ar baimės suklysti, taip pat dėl patirto ankstyvo pažeminimo mokykloje ar kitur, kai vaikas klydo tardamas žodžius, o kiti iš jo juokėsi. Ilgų žodžių baimė dažniau pasireiškia vaikams, ji taip pat būdinga disleksiją turintiems žmonėms. Tafefobija yra baimė būti palaidotam gyvam. Nors dabar tai skamba kaip itin keista baimė, senesniais laikais, kai medicina dar nebuvo tokia pažengusi, būti palaidotam gyvam buvo gan reali, nors ir labai siaubingai skambanti patirtis. Žmonės taip stipriai bijojo vieną dieną nubusti gulėdami karste, įkalinti po žeme, kad turtingieji netgi užsisakydavo saugius karstus su oro vamzdžiais ar antžeminiais varpeliais, kuriais galėtų paskambinti, jei per klaidą būtų palaidoti gyvi. Kai kurie imdavosi kitų būdų užtikrinti, jog bus laidojami tikrai mirę. Pavyzdžiui, JAV prezidentas Džordžas Vašingtonas prašė, kad jo palaikai būtų laikomi 3 dienas, o rašytojas Hansas Kristianas Andersonas ir Nobelio premijas įsteigęs Alfredas Nobelis prašė po mirties parapjauti jų venas, kad tai būtų įsitikinta, jog jie tikrai mirė. Nors dabar ši baimė beveik nebeturi jokio pagrindo, ji vis dar persekioja kai kuriuos žmonės. Tafefobai taip pat vengia laidotuvių, nenori kalbėti apie mirtį, kai kurie net patiria panikos priepuolius uždaroje erdvėje. Ar yra apmąstę saugos priemonės, jei iš tiesų atsidurtų po žeme dar būdami gyvi? Na ir pabaigai, fobofobija. Nors skamba itin keistai, tačiau baimę galima jausti ne tik tam tikroms situacijoms, dalykams ar žmonėms, bet ir pačiai baimiai. Sergantieji fobofobija jaučia stiprią baimę baimiai arba bijo netrukus patirti fobijos priepuolį. Fobofobija dažnai diagnozuojama kartu su kitų tipų specifinėmis fobijomis ir yra siejama su nerimo sutrikimais. Žmonės su fobofobija dažnai vengia socialinių ar kitų situacijų, kurios gali sukelti nerimą. Kraštutiniais atvejais žmogus atsiriboja nuo pasaulio ir negali gyventi pilnaverčio gyvenimo. Jei jūs sudomino ši laida, nepamirškite paspausti patinka, pakomentuoti ir pasidalinti video su draugais. Taip pat nepamirškite prenumeruoti kanalą Maistas smegenims, kad nepraleistumėte būsimų laidų. Ačiū už dėmesį ir iki susitikimo kitoje laidoje.